Ruošdamasis kelioniai, aš skrolinau pro žemėlapį ir suradau šitai. Kas čia? Ką? Na, yra tik vienas būdas sužinoti. Tikiuosi tie Facebooko komentarai yra klaidingi, aš nenoriu kažkokie babulė čia susitikti. Okay, turime šieną. Vienas dažniau užduodamų klausimų, kuriuos gaunu, yra kaip aš atrandu šitas vietas. Teritorija saugoma. Oh my god, kaip jinai tai padarė. Wow, kas čia per heksai. Dažnai tipo, kuo gražiausias oras, bet lyja. Jeigu reikia atsakymo, tai realiai aš surandu vieną objektą ir pakeliui surandu visus likusius. Damn. Tiesiog pasižiūriu, kas aplinkui yra. Bet aš galvoju, svarbesnis klausimas, į kurį reikėtų atsakyti, yra ko tu ten važiuoji. Nes kai atsakai šitą klausimą, tuomet yra daug lengviau surasti objektus, į kuriuos nori važiuoti. Oh my god. Čia yra realūs video žmonėm, kas subscribino. Tiesiog kad parodyti biškį tokių behind the scenes, kaip aš sukuriu šitas videozus. Mano kamera nefotkina, pas mane čia 10 sekundžių timeris nustatytas ir aš toks, what the fuck? Pavyzdžiui, kai kurie objektai, jie yra tiesiog neverti apsilankymų. Nors ir įspūdingas dvaras iš išorės, viduj ten yra tiesiog degėsiai ir medis. Čia tai antikvaras, čia tai... Okay. Ir taip, gal tai gražiai ir gerai atrodytų kaip labai trumpas TikToko video. Ir kodėl čia tiek daug kiaušinių? Bet kaip patirtis, į kurią važiuot, aš sakyčiau, jinai nėra verta to. Kai matau dvi kameras. Ar nebūtų geriau tiesiog pabūt su kažkuom ir kažką faino nuveikti? Čia yra kur praeit. Viena pagrindinių problemų, su kuriam aš susiduriu, yra tai, kad nesvarbu, į kokią tu vietą nuvarysi. O, tiesiai į tualetą. Jeigu tu nesusivaibini su žmonėm, kurie yra su Man tavim, patinka šitas tai tuomet nesvarbu, ant kiek yra gera vieta. Tiesiog tai neveiks. Ir geriausios vietos dažniausiai nebūna tos, kurios išsilaikė ilgiausiai arba yra visiškai nepaliestos. Tai yra vietos, kur tu kažką faino atlikai su draugais ir tu tiesiog prisiminsi visą savo gyvenimą. Ir... prietaisas. Jo, aš tiesiog norėjau šitą žinutę perteikti per šitą video. Nes aš tiesiog matau, kad žmonės dalina visas lokacijas aplinkui, tipo jos nepaliestos, ant kiek amazing. Ir aš nežinau, aš negaliu įkelti tokio video, nes iš mano pusės man yra nuobodu žiūrėti į paprastą objektą. Ir šitie video specialiai yra sukurti, kad jie labiau jaustųsi kaip nuotykis, negu tiesiog, hei, yra vieta. Ir dabar jos jau nebebus, nes visi žino, kur ji yra.